Žodžiu, jokių žinių iki šiol vaiko neleidžia pamatyti net per kamerą, tam paaiškinimo nėra. Aš nežinau, ką daryti, negaliu nei draskytis, nei ardytis, nei ten eiti, nei skambinti, nes apkaltins, kad neslaikau orderio to. Toliau dabar žmonės man juk parašė, kad 10 dieną išmokos aš negausiu. Vaiko pinigai, vaikų fond, slauga, neįgalums, viską jie pasims, tą mokyklą. Jie juk norėjo, vis privartinai socialiniai liepia rašytis to 2 procentų pajamų, tai visas pinigus pasiėmė. Čia viskas dėl pinigų. Pinigų man nereik, bet man reikės sumokėti mokesčius, už šildymą nežinia kiek, nešildžiau tą elektrą. Ir bitės, pliusas, telija, telefonas, tu prasme. Už telefoną ten atėjau užtaisimą, nesvarbu, kad draudimas buvo, man užtaisimą tie 200, kai ekran sudužo, kai kritau. Būt mokesčiai ir telefons, internets, ir Šiaulių internets, ir važinėjims iki vaiką, bet neleis, sakė. Nuvež daiktų reiks, vaistus užsakyti penktadienės prins 3 eurų. Aš nevalgysiu, gal kažką suvalgysiu, krupų, makaronų. Man nieko nereik, vaistų aš negersiu vitaminų, neturiu. Aš tik, jeigu kas galėsit, padėsit už butą sumokėti, kad neišmestų gatvę mokesčių, nes visas pinigus pasims mokyklą. Viskas dėl pinigų, nežinia, ką jam daro, kodėl nereikia per kamerą pamatyti. Advokatą aš neturiu, nemokami nedirb, galit nebesveikti, aš taigi bandžiau 3 mėnesius sutvarkyti alimentus su nemokamu, kol reikėjo mokėti. Jo neleido pamatyti ir nevadinkit manęs psichinę, kodėl jo neleido pamatyti per kamerą, ką jam daro. Nes ligoninė ištisai sakydavo, kad pririšim, mes nežiūrėsim, mes neturim personalą, mes pririšim, prileisim raminamų. Zondas Tomą grasina dėti 5 metus, aš jį taip maitinau ir tą maistą dariau ir viską tam, kad nedėtų zondos ir stomos, gastrostomą pasigulinkit, pažiūrėkit video. Nes man ištisai grasina visai psichė ir taip toliau, kad aš maitinu, kai jis nevalgys, kai dėtų. Ir aš žinau, visi žino, kai jis maistą nevalga bet kokią. Net ribos, net... Kodėl jo per kamerą nerodo, kai suvokėt, ką jam daro? Man nerūp, kas man bus. Aš tikrai negersiu, kaip tikėjus, nesikarsiu, žiūrėsiu, kas bus. Bet aš net neleido pamatyti per kamerą, ar jis sveiks, jis nesusidaužęs, ar jisai gyvs. Kaip jis, kas jam, kokį tikslų per kamerą nerodo. Viską viešins. Tikėjus tik to, kad ne, aš nebeturiu kur dingti. Aš viską dariau dėl vaiką, viską dariau dėl vaiką, gyvenau dėl vaiką, viešinu, kad apgint vaiką. Aš neturiu kitos pasirinkimo, ir dabar darysiu tą patį. Celofaną aš nerašysiu, nes tą partiją buvo pristojus ir nejau piketą ir tą bobą, kur Facebook'e prikėliau šią partijas, kur ten sakė nesąmonės. Kis dalyks, kas iš to dėl nuomos, aš sakiau, taip sumokėjau nuomą, šiaip visų pirma 4 mėnesiai lika už nuomą sumokėti, ne 6. Kis dalyks, tai moterį aš įkėliau žinutės, kai aš klausiu, ką parašyti ir ką įkelti, jinai neatsakė, bet komentavo dabar. Nes kadangi daug žmonių nenori su manim būti siejami, aš neviešinau, kol negavau atsakymą. Čia afera. Ir kis dalyks, 4 mėnesiai liko, po to man vis tiek reiks mokėti už tą nuomą. Aš sakiau, mokėti reiks. Ne kad dabar, aš sakiau, mokėti aplamai. Tai dabar man reikės mokesčius mokėti, aš visą mėnesį pečių kūrenau tą. Dėl vaiką. Nežinia, kiek mokesčių bus, ar 3 ar 500, man dabar aš jokių pasakyti pinigų neturiu, neateis, pajamų aš jokių negausiu, jokių. Aš nekalbu, aš valgysiu, kas yra kruopas, bet ta prasme mokesčiais, pliusas, aš nežinau, kas bus. Aš tikėjau dabar sustvarkyti, vakar tvarkiaus, beveik viskas tvarkiau, dabar vėl viskas įskraidė, kai ieškau skubina tų rūbų, viską. Dabar irgi ieškau, nuvežiau, ką sugalvojau. Tik aš ir gaminčiau ir valgyti, nuvežčiau kiekvieną maitinimą, bet neleidžiu. Sakė, privers keltis 8, nesvarbu, kai jam priepuolis gali ištikti, patys girdėt, kaip jis klykia prižadins, o ne ką, aš nieko nesakiau, tik ėmiau, po to aš pradėjau verkti. Kits dalyks...
Kis dalyks, kodėl per kamerą neleidži pamatyti. Nu, žodžiu, aš nebežinau, ką noriu pasakyti. Ten kažkas rašė, kad aš linksminas, aš nesilinksminu, bet jeigu aš tyloj sėdėsiu, aš išprotėsiu. Ne, aš negersiu, negeriau, alkotesterių tikrina 3 kartus vakar, turiu video, juk reiks įkelti, ar įkėliu, aš nebežinau. Nebeprisimenu. Nebežinau nieko, ką aš noriu pasakyti. Aš darysiu iki galo. Aš nežinau, ar jis gyvas. Aš net kortų nebepasiimu, aš bijau jų klausiu. Kas rašinį nesąmonės, atsikniskit nuo manęs, aš neturiu ką veiki, kaip sekasi, pažinkim, pakalbėkim, viskas įkelta. Ko jūs man rašinėt, ką veiki? Kam klaus, kaip aš jauties, aš mirus, aš zombis. Aš dar turiu vilties, kai jis gyvas, kitaip senai būčiau nusižudžius. Ir apie psichiatrus nekalbėkit, man niekada nereikėjo psichiatrų. Ir be to, aš buvau lankysis nuotolinių Šiauliuose. Man niekada nesakė bloga, tik tais, ką man nieks nepadeda. Man reikia fizinės pagalbos. Fizinės. O apart fizinės pagalbos, kad nebuvo, turėjau kavo dėl kiekvieną įstatymiškai priklausančią dalyką. Mane bandė sunaikinti už tai, kad tiesą skleidžiu ir aš turiu daugybę labai baisios tiesos įrodymų. Apie daug įtakingų žmonių. Ir pradedant taip pagalbą, gerdą, nu žodžiu. Ir tikiuosi, kad gersin, orkasinsiu, žudysios, ištrinsi tik to, ko ne. Aš nebeturiu ko prarasti, jūs atėmėt, ką aš nebeturiu ko prarasti. Kai žmogus nebeturiu ko prarasti, aš tikrai nesižudysiu, aš paskirsiu gyvenimą jūsų naikinimui. Ir ypač tų irgi draugų, kurie dabar ploja. Dvimėlių ruoškis ir to. Nes tu prisidėjai. Jeigu tu būtum suradęs butą, išnuomavęs, tiksliau, suradęs, nieko nebūtų buvę. Ruoškis. Greta, ruoškis. Pakišiniai, ruoškis. Brangioji, ruoškis. Čia negrasinams. Dievo bausmiai ruoškis. Karmai. Nes kai kitam duobę kasi patsikrenti. Už visą nekaltą vaiką, ne apie savišneko, apie nekaltą vaiką kančią sumokėsi. Sumokėsi skaudžiausiai. Viskas. Viskas. Aš nežinau, ką daryti. Nežinau. Jeigu aš neturiu nieką daryti, šiukšlės nešiau šiukšlės, kavą geriau. Bandžiau tvarkytis čia pradėjau, bet tai viskas nusvira rankas, aš išsekus, nemegojus. Buvau užlūžus paryčiais, tada atsibudau, vis vaidenas, kas skambina duris, vis vaideno, nesivaideno. Atrodo, kas skambina duris, kiekvienas garsas gazina, atrodo, kas skambina telefoną, tada man tik vis laikai laukai išėjus, atrodo, ką vaiks verki. Nors jo nėra, einu prie jo lavytės, jo nėra, nu žodžiu. Ir paėmė už tai, taigi policininkai sakė, ir vaikų teisės, kad smurtas, kad keikis. Neturiu daugiau tik tą orderį, kur kėliau, neturiu jokios informacijos. Viskas.